Ir mano pamokslas šiandien bus jėga, kuri keičia. Jėga, kuri keičia. Taigi, mūsų dabartiniai visuomeniai, kur yra tiesiog priklausoma nuo savęs tobulėjimo. Nuo siekimo kažką tai keisti. Vieni žmonės sportuoja ir augina raumenis, daugybė sporto klubų ir reklamuoja, kviečia žmonės, kad gerai atrodyti. Kitiems tai yra sveika mityba. Ir aš, kiek prisimenu, nebuvo, anksčiau taip atrodo, ar nebuvo tokios reklamos, tikrai yra daug ir vegetarų, ir aš nenoriu pasakyti, kad tai blogai, yra daug veganų. Tiesiog žmonės, kurie nori sveikai maitintis ir gerai jaustis, gerai atrodyti, nori ilgai gyventi žmonės, arba paimti grožio industriją. Aš prisimenu, kai lankiau mokyklą prieš, nesakysiu kiek metų, daug. Ir aš atsimenu, kad Kaune buvo, viena kirpykla buvo prie stoties jaunimo, Laisvės alėjų buvo ir Varnių gatvėje buvo. 3 kirpyklos. Ir ateidavo šitą kirpyklą, aš niekada nesiskambidavau, nieks ten nebuvo mados tokios, tu ateini, tiesiog yra gyva eilė, 2-3 žmonės, kitą kartą nieko, kitą kartą 4 ir 5, ir tu atsisėdi, laukia eilė. Ir dabar, kada aš noriu apsikirptis, paskambinu savo kirpėjai, kuriai, jis sako, ne, šiandien negaliu, rytoj ne, galiu ketvirtadienį ten ar penktadienį. Ir aš pagalvoju, šitiek daug yra kirpyklų, grožio salonų. O buvo 3 Kaune, ar ne? Taigi, kiti nori pozityviai mąstyti, ar ne? Skaito daug teisingų, kabutėse, knygų, nebūtinai kabutėse, lanko daug seminarų, coachingų, ieško dvasinių mokytojų, vyksta į egzotinės šalis. Didžioji dalis visuomenės ieško jėgos, kuri galėtų keisti, kuri padėtų siekti tobulumo įvairiose srityse. Ir mano pamokslas, kaip jau minėjau, šiandien jėga, kuri keičia. Jėga, kuri keičia. Ir pradėkime, aišku, nuo Dievo žodžio. Mes skaitysime šiandien tokią įdomią rašto vietą, tokią, sakyčiau, mistinę rašto vietą, tokią fantastikos, atrodo, pasaulio rašto vietą. Luko Evangelija, 11 skyrių, nuo 14 iki 26 eilutės. Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demonui išėjus nebylys prakalbėjo ir minios stebėjosi. Bet kai kurie iš jų sakė, jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo jėga. Kiti mėgindami jį reikalavo ženklą iš dangaus. Bet Jėzus, žinodamas jų mintis, tarė jiems, kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalinęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė? O jūs sakote, kad aš išvarau demonus Belzebulo jėga. Jeigu aš išvarau jos Belzebulo jėga, tai kieno jėga išvaro jūsų sūnus? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išvarau demonus Dievo piršto, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas saugo savo namus, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims visus jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manim, tas prieš mane. Ir kas nerenka su manim, tas barsto. Netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus, klaidžioja be vandenėse vietose, ieškodama poilsio. Neradusi jį sako, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi randa jos iššluotus ir išpuoštus. Tuomet eina pasiema kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir tada tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Manau, jūs sutiksit, keistas ir paslaptingas tekstas.
sakyčiau, kaip jau minėjau, kažkoks mistinis. O ypatingai šio teksto pabaiga kalba apie demonus kažkokius dykumoje, klaidžioje. Kodėl Jėzus visą tai kalba? Tekstas turtingas, mes viso jo nenagrinėsim, nes tam neužteks laiko. Bet pažvelgsim per prizmę temos, kuri buvo įvardinta šiandien, jėga, kuri keičia. Ar tai aktuali tema? Mes norim taip pat, kad keistumės, kad keistųsi mūsų gyvenimas. Kur yra jėga, kuri gali pakeisti? Žvelgiant į šį tekstą ir bendrai visas evangelijas, galim pastebėti, kad yra įvairūs būdai keistis. Arba įvairūs būdai, kaip Jėzus pagydė žmonės. Čia mes matome, įvardinsim taip, kaip yra demonų išvarimo būdas. Toks buvo. Jėzus apie tai rašo. Arba jėga. Šiais mokslo technologijų, materializmo, racionalizmo laikais daugeliui turbūt norisi šypsotis. Kokie demonai? Šiandien viską galima paaiškinti šitais technologijų laikais. Viską galima paaiškinti moksliškai. Bet Jėzus Kristus, šio pasaulio kūrėjas, šios visatos kūrėjas, jis puikiai skyrė žmogaus fizinės negalės, žmogaus sielos kančias ir demoniškus apsėdimus. Iš Evangelijų aiškiai matome, kad Jėzus nežvelgia į kiekvieną ligonį kaip demono apsėstą. Buvo įvairūs būdai. Bet šioje istorijoje jis išvalė parašytą nebylumo demoną. Ir žmogus prakalbo. Žmogus pradėjo kalbėti. Minios stebėjosi. O fariziejai jį apkaltino. Sako, jis išvaro demonus, demonų valdovo Belzebulo jėga. Aš truputį paskaičiau, kas tas Belzebulas. Tai iš tikrųjų tai buvo Kanaano dievas. Bet ne Bel, bet Balas. Ir 2 raidės A. Baal, o Zebub reiškia kunigaikštis, valdovas. Bet žydai, jie norėdami pasišaipyti iš tokio dievo, jie žinojo, kad jų yra vienas dievas, jie 2 A raidės pakeitė į 2 E raidės. Ką išvertus reiškia ne Baal, bet Bel, ir tai yra musė. Tai yra musių viešpats. Tai joks dievas, joks valdovas. Bet Jėzus nukreipia dėmesį į juos pačius ir jiem užduoda klausimą. Tai sako, jeigu aš Belzebulo, o kieno jėga jūsų sūnus išvarinėja demonus? Žinot, tais laikais, kaip ir šiandien, tais laikais fariziejai užsiminėjo egzorcizmu. Šiandien žmonės taip pat užsiminėja, išvarinėja demonus, dėja nedaugeliu tai pavyksta, bet tais laikais taip pat buvo. Juozapas istorikas Juozapas Flavijus rašo savo darbuose, kad fariziejai užsiminėjo demonų išvarimo. Nėra žinoma, kiek jam buvo tai sėkminga, bet jei nesikreiptų žmonės, greičiausiai nesisektų. Žmonės kreipėsi ir jie greičiausiai padėdavo žmonėm. Todėl Jėzus nori pasakyti, yra įvairūs būdai padėti žmonėm. Fariziejams sako, juk jūs žinot, kad jūsų sūnus išvaro demonus ne velnio jėga, bet jie išvaro ir ne mano jėga. Jeigu jūs paskaitysite 9 skyrius, galite nesiversti, Luko Evangelijoje prieš tai yra, kada Jėzus ėjo su savo mokiniais ir mokiniai pamatė vieną, kuris išvarinėja demonus, bet sako, jis nėjo su mumis, mes jam draudėme. Sako. Ką Jėzus atsakė? Nedrauskite. Nedrauskite. Jeigu padeda žmogui, tegu padeda. Kad tik žmogui būtų geriau. Kad tik būtų geriau. Sako, yra įvairūs būdai padėti žmonėms. Nebūkim ir mes kategoriški. Kartais mes krikščionys būnam kategoriški. Kategoriški.
Jei mes paimsim, pavyzdžiui, populiarią šiais laikais lygą depresiją. Jeigu jūs eisit pas biologą, biologas pasakys, tai yra cheminės reakcijos žmogaus organizme. Ten vyksta cheminės reakcijos, reikia kažką padaryti. Jeigu ateisit pas religingą žmogų, ką jis pasakys? Jis sakys, yra nuodėmė, tau reikia atgailauti ir viskas pasikeis į gerą. Žmogus išeina į priekį, žmogus paklauso, jis atgailauja, išeina ir nieks nesikeičia. Nors mano praktikoje buvo, kad pasikeitė. Kartą ėjau aš gatvėje prie Vilijampolės tilto, ėjo šeima, mama ir 3 vaikai, suaugęs vienas jau, atsimenu, Audrius. Ir aš gatvėje jau su jais kalbėjau, aš apie Evangeliją skelbiau, kur nori priimti, norim, sako, jie gatvėje, norim, sako. Aš sakiau, maldą atgailos, jie kartojo. Praėjo kelios dienos, gal savaitės bėgėje, šitas vienas vaikinas, kuris ėjo su mama, įskambina. Ten buvo lankstinukas, buvo telefonas. Aš noriu ateiti su jumi padalinti irgi lankstinukus. Ir jis atėjome, susitikom ir jis sako, žinai, man buvo depresija, gili depresija. Ir aš sukalbėjau tą maldą, aš grįžtu namo, nesuprantu, kas man daros, man nėra depresija. Praėjo diena, 2, man nėra depresija. Jis buvo ir čia bažnyčioje lankėsi, ir po to jis metodistų bažnyčią, žinau, lankė teologijos pamokas, institutą, bet nežinau, kaip baigėsi šiandien jo gyvenimas, bet jis pasikeitė. Bet nebūtinai visiems tai būna. Žmonės išeina ir nieks nepasikeičia. Atrodo, nuoširdžiai atgailauja. Jeigu žmogus kreipsis pas psichologą, greičiausiai psichologas sakys, reikia išmokti kovoti ir tvarkyti savo gyvenimą, savo problemas. Tai sakau iš savo praktikos. Aš gėriau depresantus. Buvo laikas, metai gal laiko. Labai seniai tai buvo. Ir man sakė, tu turi kovoti, ne vienas žmogus man sakė. Ir aš pradėjau kovoti. Ir aš neskaitęs buvau Biblijos dar, aš išėjau iš depresantų. Tai man padėjo. Jeigu ateis prietaringas, ką jisai sakys? Tave kažkas nužiūrėjo. Tau reikia eiti pas būrėją, užkalbėtoją. Ir žmogus eina, kad tik praeitų. Todėl yra įvairūs būdai. Dievas mūsų kūrė skirtingus labai. Jūs sutinkat? Skirtingas charakteris, skirtingi žmonės, skirtingoje šeimoje, mes skirtingų tautų ir visą tai daro įtaką. Šiandien pravoslavai švenčia Velykas. Ir aš prieš keletą metų, gal prieš Kalėdas, sutikau vieną žmogų, moterį ukrainietę, ir jinai taip piktai, mums reikia dabar 24 Kalėdas spręsti, o mes įpratę 7 sausio. Mes esam skirtingi ir todėl skirtingi būdai yra mums padėti. Mes unikalūs. Mes esam fizinės būtybės, sutinkat, socialinės, dvasinės, emocinės būtybės. Ir todėl to pasiekoje yra ir vairūs būdai ir metodai išspręsti mūsų problemas šia žemėje. Jėzus luošiui sakė, kelkis, tavo nuodėmės atleistos. Tas atsistojo ir nuėjo. Bet kitam sako, kas nusidėjo? Mokiniai, nieks nenusidėjo. Nieks nenusidėjo, sako. Tiesiog turi taip Dievo šlovė pasireikšti. Sako, kelkis tas, ar praregėk, dabar tiksliai nesimenu, ar ne, ir jis praregėjo. Kitiems sako, tikėjimas tave išgydė. Tikėjimas išgydė. Įvairūs būdai. Nebūkim kategoriškai, įvairūs būdai. Mes emocinės būtybės. Ir pavyzdžiui, menas, kūriniai, klasika, aš buvau metai gal jaunas krikščionis seminarė ir viena sesė atsistojo, buvo dėstytojas iš Prahos universiteto, dekanas galbūt netgi. Ir jį uždavė klausimą, ar krikščioniui galima eiti į teatrą. Ir jis taip nusišypsojo. Sako, aš nueinu į teatrą. Žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą, jis kūrė ir kartais tie kūriniai, jie gali paveikti mūsų širdį. Aš dabar reklamuoju Aidą, jūs žinot Aidą galbūt. Aš buvau teatre, mane tai paveikė. Kada 2 jauni žmonės buvo Egiptas, nugalėjo Nubiją, Nubijos princesė buvo kunigaikštienė ir karvedys Egipto, jie būdų įsimylėjo viens kitą ir egiptiečiai sako, ne, negalima, jūs negali būti, jie vis tiek mylėjo viens kitą ir jos užkasė, mes užkasėm gyvus į žemę ir užkasė jos ir ta meilė, tokia meilė atrodo. Ir kūrinys paveikė. Paveikė, tu išeini ir galvoji, reikia man irgi mylėti labiau. Tai daro įtaką mums, tai keičia mus. Ar paimsit ne kažkokį tai
kiną, filmą kokį, ne, teko nubraukti ašarą, man teko. Tu žiūri pagal tikrus faktus, žiūri, kaip pasiaukoja žmogus ir tu žiūri ir tu matai, kad tau ašaros tau bėga, kaip žmogus pasiaukoja, atidavė savo gyvybę. Tai daro mūsų įtaką, arba valios jėga, suimti save į kumštį reikia, sako, ar ne, arba grupinė terapija, psichologinis palaikymas. Tai greičiausiai to, ką užsiėmė fariziejai. Jie kažkaip padėjo žmonėm. Kažkaip padėdavo žmonėm. Jie stengiasi padėti žmonėm, galbūt nuoširdžiai ir būdavo, kad pavykdavo. Vienas žmogus kartą pasikvietė mane, sako, nežinau, man reikia Dievo ar ko, man reikia pagalbos. Aš pasiėmė Bibliją, nuvažiavau, mes kalbėjom, šnekėjom, jis turėjo priklausomybę alkoholiui. Aš kalbėjau apie Dievą, Evangeliją, mes meldėmės atgalos maldą ir aš mačiau, kad pasikeitė, tikrai pasikeitė. Ir šiandien aš matau, prabėgo metų gal 15, gal daugiau netgi jau, matau, kad pasikeitė žmogus, bet priklausomybė nedingo tuo metu. Bet šiandien jau gal 3 metai ir daugiau nevartoja alkoholio. Žinot, kas jiems padėjo? Anoniminiai alkoholikai. Jis buvo čia bažnyčioje keletą kartų. Buvo kitoj bažnyčioje, aš pakviečiau. Kažkoks renginys buvo, seminaras. Bet psichologinis palaikymas. Ir tai yra kažkokia jėga, žinot, jie tiki į kažkokią dievą, kažkokią jėgą, jie meldžiasi tam dievui. Ir tai padėjo. Psichologinis palaikymas vienas kito, tikėjimas į tą jėgą kažkokią. Ir tai padėjo pasikeisti. Vienas žymaus psichologo tinklapyje, viena moteris parašė atsiliepimą, komentarą. Daug pavyzdžių šiandien bus. Prieš 8 metus, sako, aš išgyvenau skyrybas. Aš buvau, taip blogai man buvo. Ir aš radau, sako, jūsų ten kažkokį tinklapį, aš atėjau, radau adresą, atėjau pas jūs, prabėgo 8 metai ir rašo. Aš atėjau pas jūs ir jūsų pagalba aš pasikeičiau. Aš pradėjau sportuoti, aš pakilau karjeros laiptais, aš susiradau vyrą, aš turiu šeimą, turiu vaikus dabar. Jūs padarėte stebuklą. Jūs puikus gydytojas ir žmogus. Aš tikiu, kad ir jūs girdėjot ne vieną istoriją žmonių, kurie aplankė kokį seminarą, savo aplankė srities kokį tai puikų specialistą, praėjo kokią tai programą, prisijungė galbūt ir prie religinės kokios bendruomenės ir jų gyvenimas realiai pasikeitė. Bet kokia religija, filosofija, terapinė sistema yra savotiška jėga ir gali pakeisti žmogų. Žmogus sako, mano gyvenimas pasikeitė, mano gyvenimą atėjo šviesa, aš tapau laisvas nuo priklausomybės. Ir jie nesikreipia į Kristų. Bet jų gyvenimas pasikeitė. Mes turim pripažinti, yra įvairios jėgos, šaltiniai jėgos, kurie gali keisti ir išlaisvinti. Čia žemėje. Pakeisti gyvenimą čia žemėje. Nes mes skirtingi, mūsų problemos skirtingos, mes fizinės būtybės, emocinės, dvasinės ir todėl skirtingi būdai, skirtingi jėgos šaltiniai. Vienas jaunuolis, narkomanas, lankė krikščionišką reabilitacijos centrą. Jis išgirdo Evangeliją, atsiliepė į ją, atgailavo, šaukėsi Jėzaus ir tapo laisvas. Kaip jūs galvojat, ką jis darė? Jis pradėjo visiems pasakot. Jis pradėjo visiems liudyti, krikščionybė išlaisvina. Krikščionybė yra tiesa. Ir jis išėjo į armiją. Tarybinę armiją. Ir ten visiems liudijo. Ir vienu metu atvažiavo pas juos iš Dagestano, musulmonai. Man teko dar tarnauti šitoje armijoje. Būdavo ir kirgizų, ir tadžikų, ir iš Dagestano buvo, pamenu, irgi musulmonų. Įvairių buvo. Ir jis jiems liudija. Krikščionybė yra tiesa, krikščionybė, sako, man padėjo tapti laisvu nuo narkomano. Jie jam sako, pas mus yra taip pat reabilitacijos centrai.
Ir pas mus žmonės tampa laisvi nuo narkotikų. Jam buvo šokas. Jis nežinojo, ką pasakyti. Jis galvoja, kad tik krikščionybė yra tiesa ir gali išlaisvinti. Pasirodo, ir musulmonams yra reabilitacijos centrai ir gali išlaisvinti. Dar daugiau pasirodo, ir pas budistus yra reabilitacijos centrai. Ir ten taip pat žmonės tampa laisvi nuo priklausomybės. Jaunuolio argumentacija buvo sugriauta. Ir pabaigos savo tarnavimo jis parašė laišką pastoriui. Ir pabaigoje laiško buvo tokie žodžiai. Aš supratau, kad krikščionybė yra tiesa ne dėl to, kad duoda laisvę nuo priklausomybės, o tiesa dėl to, kad čia yra gyvas gelbėtojas. Gyvas Jėzus Kristus, mano gelbėtojas. Todėl svarbu suprasti, yra daug jėgos šaltinių, kurie gali padėti tapti laisviems nuo priklausomybės, gali žmogui duoti pagalbą reikiamų metu, galima palaikyti žmogų sunkumuose, daug būdų įveikti sunkumus. Bet tai, kas padėjo, nereiškia, kad tai yra tiesa. Ir 20 eilutėje Luko Evangelijoje Jėzus sako, bet jei aš išvarau demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Dievo karalystė. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Šventojoje dvasioje. Ramybė ne ta, kur yra pasaulyje, kada kišeniai pinigų, kada aš turiu darbą, kada mano šeimoje viskas gerai, nesipykstam, kada aš turiu namus, kur gyventi. Aš visko aprūpintas, banko sąskaita pilna, žinau, kad aš iki senatvės turėsiu pinigų, turiu daug visko. Čia tokia žemiška ramybė ir jinai labai yra laikina. Ji per vieną sekundę gali sugriūti. Aš dirbau vieną dieną, pasikreipiau ir man skauda nugarą, aš negaliu pajudėti. Mano gyvenimas visiškai apsivertė. Aš negaliu eiti į darbą, aš negaliu paeiti, aš nieko negaliu daryti. Per vieną sekundę. Atrodo, tu pasitikė, tu galvoji, aš turiu darbo gerą, viskas bus gerai. Viskas sugriuvo. Nėra ramybės. Ir ne tai yra ramybė. Jėzus duoda kitą ramybę, ten širdyje. Kada atrodo, krenta bombos aplinkui, bet širdyje ramybė. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas. Tai reiškia, Jėzus nori pasakyti, jūs galite veikti narkotikus, atsisakyti alkoholio ar kažkokių kitokių priklausomybių, jūs galite išsaugoti santuoką, šeimą, padaryti karjerą, verslą galite padaryti, uždirbti pinigų, žodžiu, sutvarkyti savo gyvenimą, namai iššluoti ir išpuošti, sako. Išpuošti ir iššluoti. Tada viskas taip gerai, viskas puiku. Bet jei jūs visą tai padarysit kokia kita jėga negu mano, be šventosios dvasios, galų gale tam žmogui gali pasidaryti dar blogiau. Pasidarys dar blogiau. Jis kalba apie galingesnį, galiūną, kuris nugalės, atims viską, išdalins grobį kitiems. Ir baigėsi tokia keista istorija apie demonus dykumoje. Toks keistas pavyzdys. Sako, netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus klaidžioja be vandenėse vietovėse. Kažkur dykumoje, nėra vandens, jį klaidžioja. Tačiau tas tekstas keistas, ta iliustracija keista, jeigu nežiūrėti iš konteksto. Ką pasakoja apie įvairius būdus padėti susitvarkyti savo gyvenimą. Bet jeigu be Jėzaus. Jei namai iššluoti ir išpuošti, bet tušti. Jei širdyje yra vakuumas, ta vieta neužpildyta Dievo, kurią gali užpildyti tik Dievas, tai tam žmogui darosi dar blogiau. Kažkas turi vadovauti. Kažkas turi žmogui vadovauti. Turi vesti, valdyti, viešpatauti. Kažkas galingesnis, kažkoks galiūnas
Pamenu, vienas brolis mano tikėjimo pradžioj sako, man tai gerai, aš turiu stogą. Tie metai buvo 90, kai būna, žinot, daug tų visokių nusikaltimų ir jie visi, kas turėdavo galingesnį, ten mokėdavo jam pinigus ir jisai ateina, paklausia, sako, aš tam priklausau ir viskas ramu. Tai sako, aš turiu aukščiausią stogą, Dievas yra aukščiau, galingesnis. Laiške Romiečiams 6 skyriui Apaštalas Paulius 16 eilutėje sako, argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate. Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą. Į teisumą. Šiandien daugybė žmonių vergauja ir to nesupranta. Vergauja kitam. Apaštalas Paulius Efeziečiam 2 skyrius, man patinka šitos eilutės, sako, ir jūs gyvenate pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščio viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri veikia neklusnumo vaikuose. Ir jūs vykdyti kūno ir minčių troškimus. Ir aš pagalvoju apie savo gyvenimą, nuo gimimo, tikrai tu gimsti, tu gyveni, tu žiūri pasaulį, šeimą, į visuomenę ir ką tu darai? Tu darai, kokios mintis ateina. O, aš eisiu mokytis, o, aš kursiu šeimą, o, aš tą, tik grinai, mintis. Ir sako, jūs gyvenat savo vykdydami kūno ir minčių troškimus. Velnias norėjo ir Kristų sugumdyti dykumoje, ar ne? Jis paėmė į aukštą kalną ir parodė viso pasaulio karalystės. Sako, viskas tau priklausys. Šitam gyvenime, šitoj žemiškam gyvenime viskas tau gali priklausyti. Bet jeigu tu mane pagarbinsi, ne Dievą. Sako, atstok šėtone, vieną Dievą te garbink ir jam te tarnauk, parašyta. Visi turtai, šlovė, geras gyvenimas, namai iššluoti ir išpuošti. Jėzus sako, eik šalin šėtone. Vienas jaunuolis nustojo lankyti bažnyčią. Mama nesusikalba, skambina pastoriui, padėti. Jis vieną dieną atvyksta, prieina prie durų, jaunuolis neatidaro. Pastorius sako, aš sėdėsiu čia, kol tu atidarysi. Po kurio laiko jaunuolis pravėrė duris, kambaryje betvarkė pilną dėžučių nuo picų, sako, nuo skardinių įvairių gėrimų. Kas nutiko? Pasirodo, jisai 2 metus augino kažkokį tai žaidimų personažą. Ir vieną dieną kažkas iš Kinijos jį pavogė. Jis 2 metus augino. Kokia tai yra jėga? Jėga, kuris sugriaut nori jaunuolio gyvenimą. O šitą priklausomybę. Ir tikrai daug garsių žmonių turėjo vergystę žaidimam. Tai yra tokia jėga, jeigu jūs skaitėt galbūt apie Dostojevskį, žinomas rašytojas, jisai turėjo priklausomybę lošimam. Jis atėjo pas savo žmoną, prašė, kad jį jam duotų auskarus, kuriuos jis pats padovanojo. Jis paėmė šitos auskarus iš jos ir bėgo žaisti. Jisai pats liudija, jeigu jūs paskaitysit, jisai slėpdavo gatvėje, suolose kapeikas, paslėpdavo, kad paskui galėtų ateiti, rasti ir nusipirkti duonos, pavalgyti. Toks žymus rašytojas. Tokie kūriniai. Bet vergystė gali būti nebūtinai žaidimam, narkotikam, žalingiem įpročiam. Gali būti turtai. Sako, duosiu viso pasaulio turtus Jėzui. Šlovė. Tave visi gerbė. Pasakysiu dar daugiau, tai gali būti šeima. Žmogus praranda šeimą, numiršta ar išvažiuoja kažkur ir visas gyvenimas sugriuvo, visa prasmė sugriuvo. Žiūrėkit, kodėl sako, kada vaikai išskrenda, išsiskiria vyras su žmona. Nėra prasmės, vaikų nėra. Ir taip nutinka. Gali būti darbas, gali būti vaikas.
Kur yra išeitis, kur yra tiesa, kur yra laisvė. Štai kur yra tiesa. Taip gerai, kad šitie žodžiai, aš galvoju, taip dažnai jie tinka. Kelias, tiesa ir gyvenimas. Sako, aš atėjau jums apsčiai duot gyvenimo. Jėzus sako, bet jei aš išvarau demonus Dievo pirštų, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Sako, Dievui užtenka žiūrėkit tik pirštų paliesti. Tik pirštų, kokia tai yra jėga, kuri praskeria jūrą, kuri ugnį nuleidžia iš dangaus, kur žemė visa dreba. Kada žydai atėjo, mes klausysim, sako, priejo prie kalno, visas kalnas dreba Senam testamente. Kada Jėzus kalbėjo, sako, o ne, Mozė, tu kalbėk ir tu mums perduosi, mes einam, sako. Kokia tai yra jėga. Žmogus prie Dievo atrodo toks galingas, o kai prie Dievo krenta, jūs paskaitykit, visi pranašai krito. Danielius, pamačiau, Ezechielį dabar skaitau, krenta, net negali pravert burdos, įkvėpti net negali. Tokia yra jėga. Jėzus sako, tik piršto užtenka Dievui. Viskas pasikeistų. Bet jam esmė yra išgydyti žmogaus širdį. Ne kūną. Žmogaus širdį. Dievo karalystė ateina į širdį. Ateina po žmogų. Petras savo laiške rašo, pirmam laiške, 1 skyrius, 5 eilutė. Dievo jėga per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimui. Ne savo jėgom. Dievo jėga per tikėjimą esate saugomi išgelbėjimui. Efeziečiams galim paskaityti gal 1 skyrius. Laiškas Efeziečiam galim nuo 15 paskaityti iki 19. Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzum ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, prisimindamas jūs savo maldose, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jo pažinimui. Čia toks tekstas geras, tiek daug galima būtų kalbėti. Ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėt, kokia jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose ir kokia jo beribė jėga. Beribė jėga, nėra ribų jėgai. Beribė jėgos didybė mums, kurie tikime veikiant jo galingai jėgai. Jo galingai jėgai. Beribė jėgos didybė. Kas tai per jėga? Kas tai per jėga? Nežinau, ar nustebinsiu jūs ar ne, jei pasakysiu, kad tai yra meilė. Aš daug kartų dabar paskutiniu metu vis pagalvoju, kam Dievui reikalingas buvo žmogus ir kam buvo aš. Šitiek problemų dėl žmogaus, šitiek problemų per visus 1000 metų. Tiek žmogus pridaro jam. O jis vis tiek ant tiek myli tą žmogų, jis visais būdais bando ir įstatymą duoda, ir pranašus siunčia, čia kalba per jos. Ir jeigu skaitot Izaiją, Jeremiją, ten man tai graudu yra tiesiog, jie nuolatos kalba, o tie, ne, mūsų nieks neužgrobs, mes šlovė bus, mes nugalėsim visus ir nugalė jos, nes nenori keistis. Tiek problemų atrodo, o Dievas vis tiek myli ir sugalvoja, niekas negali, įstatymas negali pakeisti. Siųsiu savo sūnų. Gal jo paklausys. Jis pats sakė palyginimus apie šeimininką ir vindarį, ne? Sako, siūsiu sūną, gal ir tą sūnų nužudo jie. Bet kada žmogus pagalvoja, kada ateina prie kryžiaus, kada jam gyvenime būna taip blogai, suspaustas, jisai jau nieko negali padaryti, ateina prie kryžiaus ir pagalvoja, kokia meilė. 3 valandas, aš dabar per Velykas žiūrėjau, pasistengiau suprasti, kiek ten valandų viskas buvo. Tai buvo iki 12, nuo 10 iki 12 jie vakarieniavo, nuo 12 iki 1 jisai meldėsi naktį, paskui nuo 1 jis suėmė, po to ten plakė, mušė, vedė, tai pas vieną, tai pas kitą, tai pas pilotą, tai pas Erodą ir kažkur tai apie 12 nukryžiavo dienos jį ir apie 3 numirė. Taip grubiai. Tai aš pagalvojau, 3 valandas. Žinot, kada
kryžiaus, taip, jeigu tu skaitai medikos ten kažkokius tai požiūris, kada žmogus prikaltas, čia negali jisai nei atsispirti, nei įkvėpti. Kiekvienas įkvėpimas tai turi įsitemti. Kiekvieną kartą įkvėpti jam buvo sunku. Ir visą tai padarė dėl manęs ir tavęs. Ir šitą meilę keičia ir šiandien daugybė žmonių gyvenimus. Ne tai, kad išlaisvina, bet iš esmės pakeičia žmogaus gyvenimą. Iš širdies, širdį pakeičia. Pakeičia. Ko nepaėgė įstatymas, tai padarė meilę. Meilė, Dievas yra meilė, sako Jonas. Dievas yra meilė. Meilė ant kryžiaus. Meilė tau ir man. Ir šitą meilę keičia žmogaus gyvenimą iš pagrindų. Žiūrėkit, šeimoje, tarkim, kaip tai veikia praktiškai. Vat Jėzus kalbėjo, nesipriešink piktam, bet nugalėk piktą gerumu. Vat aš susipykau su žmona, ne, šeimoje. Yra konfliktai, ar ne? Buvo jam turbūt. Arba su vaiku, ar ne? Jaunuolis, nepaklusnus ir susipyksti ir kažkaip tai, vat, pasakykit man dabar, ar jums teko nugalėti piktumu nors kartą. Vat jūs pykstatės ir kiekvienas įrodinėjom savo tiesą, atrodo, ir galbūt yra tiesa. Kiekvienam konflikte, aš taip manau, taip stebiu, kad yra tiesa ir pas vieną, ir pas kitą visada. Ir būna taip, žinot, 50-50 atrodo. Ir kiekvienas garsiau vis kalba, pyksta ir niekada nebūna susitaikymo. Bet jeigu nusileidžia žmogus ir jeigu gerumu bando kažką padaryti, kažkaip tai su vaiku kalbėti, ar ne? Žiūrėkit, sako vienam iš laiškų, kaip vaikus auklėt. Su pagraudenimais, toks žodis įdomus išverstas. Su pagraudenimais, reiškia, tu kalbėjom istorijas kažkokias, tu bandai kažkaip taip prieiti iš kitos pusės, jos pamokėt per kažkokią istoriją, kad jie suprastų, kad jie mąstytų. Tai nėra lengva. Tai yra labai sunku. Yra daug lengviau, žinote, paimti. Toks būna dalykas ar pas senelius, ar pas tėvus, kada vaikai, kad jie būtų ramus, ką darom. Tu eik į bažnyčią, aš tau duosiu grįžti pažaisti žaidimų. Duosiu telefoną. Ir žiūrėkit, tas vaikas sėdi bažnyčioje ramus, tylus pirmam suole, nes jis žino, kad yra kita jėga. Ta kita jėga jam leidžia būti ramiam ir jis grįž namo, žinos, kad grįž, aš galėsiu daryti, ką noriu, žaisti su kompiuteriu. Ir praeina 10-15 metų ir tada tėvai skambina, pastoriau, nesusikalbam su vaiku. Nes vietoj to, kad tą sunkesnį būdą panaudot. Gerumu, kažkaip meilę, skirt laiko, kurio taip nėra pas tėvus, ar ne? Galima sakyti šiandien, taip man teko kai kuriuose šeimose. Tau reikia atgailauti, tarkim, vyras žmonai ar žmona vyrui. Tau reikia eiti į bažnyčią, reikia eiti prie Dievo, reikia tikėti ir taip kiekvieną dieną reikia. Ir taip žinot, kaip tas yra patarlė viena moteris, kaip varvantis stogas. Vis kapojat, tekšt kiekvieną dieną. Ir vyras ką galvoja? Čia gali būti atvirkščiai, gali moteris. Vyras galvoja, namuose šeimoje, tai yra viena moteris, ateisiu ten, o ten 100 bažnyčiai moterų ir visas taip sako. Ir jis neateina. Bet gal reikia pasikeisti atvirkščiai. Gal reikia savo pavyzdžių parodyti. Net nekalbėti gal, bet parodyti savo pavyzdžių. Parodyti meilę. Jei gerumu, jei savo pavyzdžių, jei pasiaukojimu. Jėzus parodė meilę ant kryžiaus. Ir šitą jėgą keitė ir šiandien keičia žmonių gyvenimus. Tūkstančių žmonių gyvenimus. Jį pakeitė ir mano. Neužtenka vien lankyti bažnyčią, neturėti žalingų įpročių, aukoti 10 ar kitas aukas, melstis, namai iššluoti ir išpuošti. Jėzus turi užvaldyti tavo gyvenimą. Užvaldyti širdį ir gyvenimą. Žiūrėkit, jis yra viešpats. Kodėl sako, jei lūpomis išpažinsi Kristų viešpačiu. Kas yra viešpats? Tas, kuris viešpatauja. Kuris karalius, kuris prezidentas, nežinau, visos visatos ir jis viešpatauja. O mes dažnai galvojam,
Nu va, tai Dievas yra kaip, žinot, kaip džinas Aladino. Tu pasakėjai, man blogai skauda nugarą. Aš neturiu darbo. Kodėl aš vis negaunu tą darbo? Per kitą pusę, ar tas, žinai. O jis viešpatauja, jeigu jis viską žino, tai reiškia, tu neturi darbo, tau taip reikia šiandien. Gal, kad tu nusižemintum. Gal net, kad tu prieitum ir paprašytum išmoktum, tu nusižemintum ir paprašytum pas kitą žmogų, kad man nėra, kad keistųsi mano širdis, ar ne, kad jis vadovautų, jis galiūnas, karalių karalius. Ir tada nieks neįveiks, sako. Jeigu galingesnis ateis, nieks neįveiks, niekas. Nieks neatskirs nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje. Ir šiandien mes skaitėm istoriją, sako, kurgi mirtie tavo geluonis? Kurgi mirtie tavo pergalė? Žiūrėkit, jeigu išėmi geluonį, nuodėmė neturi geluonės ir mirtis tau nebaisu. Nes nėra geluonės. Nes tu žinai, kad Jėzus gyvena čia žemėje, tu jau tai pajunti čia žemėje, galima pajusti Dievo karalystę čia žemėje ir Kristų galima pajusti. Bet jeigu tu tik tai įsileidi nuoširdžiai, jeigu atgailauji, nuoširdžiai įsileidi. Jeigu tu nemeldėsi, kad reikia, o meldėsi dėl to, kad tu jauti, kad tau to reikia. Vat aš naktį nemiegu, buvo gal kokie, nežinau, kiek kartų. Ir negali užmigti, neina užmigti, neina. Ir jau tu žinai, kad tau reiks į darbą, bus daug darbo kitą dieną. Ir būna kokią 3 valandą nakties, jau tu matai porą valandų tik liko. Ir tada su ašarom sakai, Jėzau, aš žinau, kad tu gali mane kažkaip užmigdyti. Ir aš meldžiuosi ir aš girdžiu skambutis. Ir atsikeliu, ačiū tau. Bet aš jaučiu, kad jisai yra. Tokie kasdieniai dalykai. Ne kažkokie tai stebuklai. Kad išgydyt. Savo krikščioniško daug šiandien prisiminiau. Einu, žinot, aš prie Jonavos gatvėje, prie to žiedo didžiulio. Tai buvo gal, nežinau, mėnesis 2, gal pirmie, kai tikėjau. Daug skaičiau šventą raštą. Ir einu ir žiūriu, veda mama ir turbūt tėvas. Vidury eina jaunuolis toksai ir jis taip eina, žinot, visas toks, kažkas jam yra. Ir man taip galvoju, iš karto mintis pirma, prieisiu dabar, sakysiu, Jėzaus Kristaus vardu, būk sveikas. O paskui kita mintis, gerai, jeigu tau neįvyks, tai kas čia pradės įsižiūrėti tave, galvos, kad tau tiutių. Bet dėkui Dievui, kuris duoda pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Jėzų Kristų. Amen. Kokią išvadą mes galim padaryti? Kad šitam žemiškam gyvenime mes galim susitvarkyti gyvenimą be Kristaus. Jūs sutinkat šiandien? Galima pasiekti karjerą, mes pažįstamų turi daug žmonių, jūs turit, kurie pasiekė karjerą. Pažįstu žmonių, kurie šeimoje labai gerai sugyvena su vaikais, vyras su žmona, nesipyksta, atrodo. Bet žinot, šitas gyvenimas baigėsi. Kiekvienam žmogui. Ar geras jisai, ar blogas jisai, kiekvienam žmogui ateina mirtis. Kiekvienas mes mirštam. Ir kaip sako Jobas, nieko neatsinešiau, nuogas gimiau, nuogas mirsiu. Ir nieko neįsinešiau iš šito pasaulio. Ir jeigu nėra tikėjimo, jei nėra vilties. Žinot, tikėjimą negali nusipirkti. Vienas žmogus norėjo nusipirkti šventąją dvasią Petrui. Kiek tau pinigų reikia? Duok tą jėgą, irgi jėgą. Kad aš irgi galėčiau gydyti žmonės, čia stebuklai vyksta. Eik šalin, sako Petras. Melskis, sako, atgailauk, nes tau sako, tu nori už pinigus nusipirkti. Ne, ji taip duodama. Ir jei šitas tikėjimo viltis yra, tai tada, tu tiesiog žinai, kad mirsi, bet būsi su juo. Nes tu jauti, kad jis yra tavo gyvenime ir tavo širdį. Dievo karalystė. Jau yra tarp jūsų žemėje, sako, jau yra tarp jūsų. Žmonės dairosi, tai kur, kaip čia nugalėtos romėnus, ne ta Dievo karalystė, bet ramybė, tikėjimas, ramybė ir džiaugsmas. Tuomet tau nebaisu šitas perėjimas, nebaisu. Yra daugybė liudijimų žmonių, kurie ramybėje perėjo. Ramybėje, kurie pasikliovė Kristumi. Jei Kristus buvo prikeltas ir jūs būsit
prikelti. Tai yra jo pažadas. Aš to tikiu. Aš tai išbandžiau. Aš tai jaučiu. Ar tai jauti tu? Ar tu tiki? Kad dar labiau geriau suprasti, pabaigai vienas pavyzdys, labai paprastas pavyzdys. Vat jums suskauda galva. Ir ką jūs darote? Jūs nueinat pas vaistininką. Sakot, man reikia vaistų nuo skausmo. Ir jeigu anksčiau, kurie vyresni, tai jums duodavo analginą tokį, aš atsimenu, ar ne? Dabar yra vaistų tiek daug, jas reklamuoja ir galėčiau jums išvardyti daug pavadinimų, kuriuos aš pats gėriau. Daugybę metų. Dideliam dozėm. Ir leidžiamų, ir tabletėm. Bet jei nepašalint priežasties, nieks nepasikeis. Jei nepašalint priežasties. Kada man suprato, kokia yra priežastis, pašalino, aš šiandien negeriu vaistų nuo skausmo. Todėl jei geluonį panakint, mirtis neturi galios. Geluonį panaikint gali Kristus. Ar tau jis panaikintas? Jei ne, tu gali kreiptis ir šauktis jo. Gali iš savo vietos, gali ateiti čia. Gali prieiti pro pamaldų prie manęs ar pastoriaus, mes atsiversim raštą, pažiūrėsim eilutes, ar tai tikrai sako Dievas. Ir ramybė, teisumas ir džiaugsmas ateis tavo širdį.